Sveiki, aš išmanių ekspertas Karolis. Susipažinkime su Samsung Galaxy S7 ir S7 Edge. Dėžutėse be išmaniųjų randu pokroviklį, USB laidą, adapterį iš USB į microSB ir ausines. Samsung pristatytas Galaxy S6 tikrai nustebino ne tik savo konkurencingais parametrais, bet ir itin solidžia išvaizda. Didelių klientų simpatijų susilaukė Edge versija. Jį vartotojai pradėjo vadinti bene gražiausiu išmaniuoju rinkoje. Todėl nestebina, kad Galaxy S7 ir S7 Edge patobulinta beveik viskas, o dizainas keistas minimaliai. Tuo apie šios flagmanus papasakosiu plačiau. Vos paėmus į rankas, galima iš karto suprasti, kad šie išmanieji pagaminti iš ypač kokybiškų medžiagų. Naudotas tik metalas ir atsparus susibraižymams stiklas. Nors iš pirmo žvilgsnio Galaxy S7 ir S7 Edge labai panašus į pirmtakus, tačiau nežymus korpuso patobulinimai juos padarė dar patogesnius. Išmanieji geriau guli delne, nes turi siauresnius kraštelius aplink ekraną, mažiau išsikišusią kamerą bei maloniai užapvalintą nugarėlę. Dešinėje pusėje randu jungimo, o kairėje garso reguliavimo mygtukus. Viršuje nano SIM ir microSD kortelių jungtis. Apačioje microSB ir ausinių jungtis bei garsiakalbis. Didelių pagyrimų nusipelno Galaxy S7 ekranas. Jis tikrai aukštos raiškos, todėl vaizdai detalūs. Naudojama Super AMOLED technologija užtikrina išskirtinį spalvų ryškumą ir kontrastingumą. Be to, vos telefoną ištraukus iš kišenės, ekrane, net jo neįjungiant, matyti laikas ir svarbiausi pranešimai. Bet dar įdomesnis yra Galaxy S7 Edge ekranas. Jis ne tik turi lenktus ekrano kraštelius, bet yra erdvesnis. Samsung stengiasi surasti kuo daugiau lenkto ekrano panaudojimo galimybių. Be greito kontaktų ir dažniau naudojimų funkcijų pasiekimo, lenktas ekrano kraštelis gali pavirsti net pavyzdžiui liniuote. Tokį funkcionalumą praktikoje tikrai retai bus galima pritaikyti. Tad reikia pripažinti, kad lenktas ekranas yra daugiau dėl grožio, suteikia išmaniajam išskirtinį žavesį. Lyginant su pirmtakais, šių modelių baterijos talpesnės, todėl Galaxy S7 ir S7 Edge gali pasigirti ilgesnių laikymų, be didesnio vargo ir aktyviau naudojantis išlaikys visą dieną. Beje, šios išmaniuosius galima pakrauti greitai ne tik laidu, bet ir belaidžių būdu. Galingumas yra kitas šių išmaniųjų pliusas. Puikus galingo procesoriaus ir 4 GB darbinės atminties derinys užtikrina, kad viskas veiktų be priekaištų. Šie išmanieji puikiai pritaikyti žaidimams. Jie turi ne tik vieną galingiausių grafikos procesorių, bet ir įdiegtą žaidimų valdymo centrą, kuris leis patogiau mėgauti žaidimais. Jeigu kalbame apie atmintį, galima pagirti Samsung sprendimą vėl grąžinti microSD kortelės jungtį, todėl 32 GB vidinę atmintį galima praplėsti reikiamų papildomų kiekių. Be to, gamintojas suteikia 100 GB internetinėje duomenų saugykloje. Šiuose išmaniuosiuose įdiegta viena pažangiausių operacinės sistemos Android versijų. Samsung naujesniuose modeliuose gerokai patobulino vartotojo sąsajos valdymą. Meniu paprastas, neperkrautas, bet kartu ir funkcionalus. Pavyzdžiui, Galaxy S7 ir S7 Edge turi kelių langų režimą bei leidžia pagal savo skonį pasirinkti tinkamiausią temą. Be funkcionalios operacinės sistemos, šie išmanieji turi dar daug išskirtinių savybių. Visų pirma, duomenų saugumui ir patogesniam įrenginių atrakinimui įdiegtas piršto atspaudų jutiklis. Jis greitas ir tikslus. Sportuojantiems pravers širdies ritmo matuoklis ir patogi sporto pažangos sekimo programėlė S-Health. O vienas didžiausių Galaxy S7 ir S7 Edge patobulinimų, lyginant su pirmtakais, yra jų atsparumas vandeniui. Tačiau vis tiek visus kitus privalumus pranoksta šių išmaniųjų kameros. Nors pagrindinės kameros raiška ir sumažėjo iki 12 megapikselių, bet jie ypač greitai sufokusuoja norimą vaizdą bei puikiai įamžina akimirkas prasto apšvietimo sąlygomis. Pagirti galima ir priekinę 5 megapikselių kamerą. Ji ne tik plataus kampo, bet ir ekranui veikiant kaip blykstai, leidžia įsiamžinti net prieblandoje. Mano išvada. Samsung Galaxy S7 ir S7 Edge savo dizainu nebenustebino, bet ir nebuvo reikalo. Sukurta dizaino linija vis dar yra viena solidžiausių ir išvaizdžiausių rinkoje. Tačiau šie modeliai bent keliais žingsneliais patobulėjo beveik visais parametrais. Jie patogesni naudotis, atsparūs vandeniui ir dulkėms, geriau pritaikyti žaidimams, stebina savo kameros galimybėmis. Galaxy S7 rekomenduoju ieškantiems išskirtinai funkcionalaus, patogaus naudotis bet kokiamis oro sąlygomis, bei puikiai fotografuojančio išmaniojo. O Galaxy S7 Edge rekomenduoju tiems, kuriems aktualus yra erdvus ekranas patogiau naršyti arba dirbti. Ir be abejo tiems, kurie nori turėti vieną iš išvaizdžiausių išmaniųjų.